Tai sveiki visiems, šiandien mes žaisim Fantaships. Aš jums rodysiu, kaip gauti pačią rečiausią. Tai pradedam. Sekit, kur aš imu. Tiesiog sekit viską. Žaidimas pavadintas Fantaship. Tai, man rodysiu, aš šitą gavęs. Aha. Jeigu ką, jūs šį galite dar praspaudinėt. Ir va čia atsiras viena. Va. Dabar aš jums parodysiu lokaciją rakto lokaciją, kad galėtumėte kosmosą išskrist. Nu čia nejuokauju, tau reikia, kad gautum rečiausią. Va čia va raktas, Rocket Key. Paėmat. Jeigu ką, čia va dar vieną galit praparkūrinti. Dabar aš nelabai geras. Ant tokių perėjęs, bet dabar nenoriu, aš jums rodau dabar negaišiu laiko. Rodysiu, kaip gauti dabar tą Interstellar. Ui, nebūtina, jūs galite tiesiog taip. Auč. Nesilieskit prie šitos avies, nes jūs labirintą teleportuos. Kai turit raktą, spauskit Insert ir Launch. Čia neilgai jūs teleportuosit. Outer Space. Tai jūs atsiranda čia ir turit pereiti tokį parkūrą. Tokiuose. Jisai jums gali būti sunkus, nes mano draugui labai sunku. Gal nukrenti kartais, jeigu nepataikai į tą burbuliuką. Kaip matot, jūs įdeda ir jūs turit. Bet jeigu tokia tamsesnė blokai, atsargiai, nes jie griūsta. Ten, jeigu norit, ten irgi viena vis užšokat, jūs išteleportuoja. Bet po to reikia nusižudyt, kad pareitum atgal. Čia praparkūrinį mini parkūrą, tai išmetai, va, viską taip padarai. Matot, tokia tamsesnė būna. Kiekvieną kartą pasakysiu, kiekvieną kartą, kai jūs prisijungiate į kitus serverius, tai mano kitoks servas, tai jums nebus tas pats kodas. Aš jau paaiškinsiu, kaip viskas veikia. Jeigu jūs nesuprasit, tai aš kelsiu kaip, kelsiu video, kaip ten viskas veikia. Dar kartą. Bet iškart nieko neparkūrinsiu, iškart ten viską. Jeigu jums per ilgai truks, gal aš sustabdysiu ir toli praeisiu ir jums nedaug bus laiko. Jep, geriau taip padarysiu. Tai susitiksim pabaigoje, jūs galėsit pereiti po to. Aš jums dabar perėjau checkpointą, tai galit žiūrėti, nes pabaiga jūs, kaip matote, ne per toliausiai. Jeigu jau ilgai truksiu, tai tikrai pasuksiu iki pabaigos, bet dabar ne. Visada va čia šokit, nes ten matos, kad atsidarė. Va ant šitokio biškį reikia priprast ar mokėt. Ką? Mane išteleportavo. Nepasigaukit, nes jūs neišlipsit, jeigu jūs paspausit šokti, jūs žinot. Nu, jūs tiesiog jau lazeris išmes.
Nu, į lazerius galima mest tiesiog. Nes jeigu tu atšoksi nuo to kamuolio skraidančio ir degančio, violetinio kažkokio, tai tada jūs tiesiog mirsit į tą lazerį pasigavę. Kuras nėra vienas iš lengviausių šitas. Beveik pataikiau. Ne, aš jums prasuksiu, kai perėsiu šitą levelį. Gerai, aš prasukau, va čia daugam turbūt bus sunku, jūs turit va čia tokį šuolį padaryti. Po to taip turit. Na gerai, aš jums vėl turiu prasukti. Parkūras ne vienas iš lengviausių va šitas vat. Bet jūs kaip matot, o ne, sakiau. Okei, dabar vėl perėjau. Čia reikia nenukrist, čia tie šuoliai tokie iš lengviausių, nu dieve mano. Vėl perėjau. Aš ten biškį dar variau, nes aš nenoriu taip iškart prasuk. O čia ta dalelė mano nemėgstamiausia. Nu ir vėl. Gerai, aš jums tiesiog do pabaigos dasuksiu ir parodysiu tiesiog kaip ten prasuksiu. Gerai, žiūrėkit dabar. Opa ir tai va. Nu dabar jau nepavyko. Gerai, aš jums perėjau, jūs galėsit patys perėti. Va čia aš jums parodysiu. Va čia va 7 tokia, ne? Va čia rašom 7. Čia vat 4, ne? Va čia vat pas manęs 6. Ir 5. 7, 4, 6, 5, bet čia ne kodas. Kodas jūs turit viską sudėt. Tai 7 plus 4 plus 6. Taip, dabar sudedat. Pas manęs 22. Tai dabar bandykit va tai va. O to va tai va. Ir taip jūs turit vis didintą viską. Nu kas čia man daros? Nu ko aš taip? Aha, neveikia, nu tai 8. 110. Nu, aš to įsidėsiu tą kodą, jūs palaukit. Pas manęs buvo 23, aš biškį ne taip padariau tiesiog. Nu aš paskui biškį susimaišiau. Nu kažką aš maišiau, palaukit, rašysiu aš. Visgi 22 pas manęs, nu. Aš maišiau kartais matematikui, kažką per greit skaičiuoju. Pas manęs buvo 154. Tai dėkit subscribe arba laiką, jeigu jums patiko. Susitiksim kitam video.